turizmo parodoje Adventuras. Esame ryškus, įdomus ir ypatingi. Šiandien trečiąjį sausio savaitgalį, kaip ir kiekvienais metais tradiciškai Zarasiškiai, tai yra Zarasų rajono turizmo informacijos centras, atstovauja Zarasus tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje Adventur. Tenka pasidžiaugti, kad šiais metais mes, Zarasų kraštas, esame kitokie. Mes esame ryškus, mes esame spalvingi ir ypatingi. Ypatingi tuo, kad šiais metais pristatome Zarasus ne tik kaip nuostabią kurortinę teritoriją, ne tik kaip ežerų kraštą, bet ir kviečiame visus į savo renginius. Į renginius, kurie pritraukia į Zarasus turistus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio šalių. Zarasai vykusiai plėtoja įvairias strategijas, siekdami pritraukti žmonės, turistus, sportininkus, renginių organizatorius, dalyvius į Zarasus. Mes galvojame, kad tie žmonės, kurie atvažiuotų čia, galėtų pasinaudoti mūsų paslaugų teikiamomis turizmo, rekreacijos, kitomis paslaugomis, tai pakankamai galėtų pakelti Zarasų krašto ekonomiką, kurti darbo vietas ir taip toliau. Mes tą dalyką vystame ir vienas iš tų dalių, kad Zarasai kaip renginių miestas, turintis pakankamai gražią ir gerą infrastruktūrą organizuoti renginiams, turėdami patrauklės erdves renginių organizatoriams turi unikalią galimybę tą kraštą pritraukti turistus, žmonės, kurie čia norėtų pailsėti, kurie norėtų pasidžiaugti Zarasų kraštu. Dėl to mes ir stengiamės, kad pas mus būtų labai daug renginių, kad atvyktų festivaliai, kad žmonės galėtų pasilikti ilgiau nei vieną dieną ir taip kurtųsi tam tikrą paslaugų infrastruktūrą, kad vietos gyventojai galėtų išnaudoti. Artimiausias renginys, kuris bus Zarasuose vasario 6 dieną, tradicinės respublikinės sartų žirgų lenktynės. Tai yra labai senas renginys, labai turintis savo aureolę, savo kultūrinį paveldą ir šio renginio atskirai nereikia pristatinėti, tik paraginti žmonės vykti ir kad jie išnaudotų ir džiaugtųsi gražiausia žiemos šventė Zarasuose. Kviečiame visus į sartus. Pasidžiaugti tuo, kad iš tiesų Lietuvos regionai, kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais metais, pritraukia lankytojus, parodos lankytojus savo kūrybingumu. Kiekvienas kraštas, tiek Aukštaitija, tiek Žemaitija, tiek Suvalkija traukia dėmesį įvairiomis atrakcijomis, edukacinėmis veiklomis. Eilę metų mes garsinam savo kraštą, Zarasus, Zarasų miestą ir šiais metais mes šiek tiek skiriamės dėl to, kad Zarasai yra renginių miestas. Mes turim labai gražią gamtą, labai gerai išplėtotą kaimo infrastruktūrą, kaimo turizmo sodybas. Zarasai pribrendo renginiams. Visus kviečiu į kultūrinius ir sporto renginius, kurie vyks ypatingai vasaros sezono metu. Dėl to šioje parodoje mes ir garsiai šiandieną pasakėme, Zarasai yra renginių miestas.